Sveiki, sveiki visi ir ateinam su naujiena. Mes dviese su Edita šiandien atstovaujam mūsų projektą Išgrynink tiesą savyje ir Anos Marijos kanalą, kas apie tai nežino, galėsim papasakoti daugiau. Ir kokia ta mūsų pagrindinė žinia šiandien, tai yra planuojama kelionė į Siciliją spalio gale, spalio 19-26 dienomis. Tai bus savaitė laiko ypatingoje vietoje, išskirtinėje, kurioje mes su Edita jau buvom ir ne kartą ir patyrėm tos vietos visas tas galias ir jėgas ir nusprendėm važiuoti su grupe žmonių. Tam, kad pajaustų ir kiti, gautų tas visas dovanas, apie kurias tuoj pakalbėsim. Gerai? Tai Edita, prašau, tada perleidžiu žodį tau, pasakyk, kas tau atrodo svarbiausia toj kelioniai. Ačiū, Giedrė. Labas visiems. Tai va, mes kol kas dviese tos atstovės, bet iš tikrųjų mūsų greičiausiai vyks daugiau ir labai norim pakviesti jūs jungtis į šitą transformacinę kelionę. Mes ją taip ir su Giedre nusprendėm pavadinti, nes tai kaip pačios patyrėm, tai tarsi toks kvantinis šuolis sąmonėje, kur mes išeinam į kitokį patyrimo lauką. Kaip mūdvi su Giedre kalbėjom, kad tarsi patirdami tą kitą vietą, kitą erdvę, mes pasimatuojam tarsi naują realybę. Ir ten save patiriam naujai, atveriam naujai, save tą vis labiau grynindami save tą tikrai. Tai mūdvi čia gryninamės, koks tikslingumas šitos kelionės, ką mes galėtumėm duoti per save, nes mes jau tai patyrėm ir jaučiam tam tikrą įsigalinimą suteikti tai su mumis kartu vykstantiem, todėl kad, kaip patys žinot, mes tikrai keičiamės energijom, kartu būdami, kartu keliaudami, o kelionėje mes būnam labai glaudžiai ir mes su Giedre tikrai nusiteikę atsiduoti savimi ir padėti patirti tai, ką mes pačios jautėm, ką pačios patyrėm, bet aš manau, kad tai vis tiek tai nebus pakartota, tai bus naujai atsivers ir mum pačiom, ir mes pačios vis esam kiekvieną akimirką tam savęs atsinaujinime, savęs gryninime ir savęs tos tikrosios pažinime, kad nebepriimti savęs kaip tokio siaurai mąstančio žmogaus, bet save priimti kaip sąmonę veikiančią čia tame patyrime ir įsigalinti matyti daug plačiau visą tą mūsų tikrovę, tą realybę, kuri tikrai yra ir labai įvairi ir labai įvairiai jinai iš mūsų vidaus kuriasi per mus pačius. Bet darydami naujus žingsnius ir išeidami į tą drąsą kurti, naujai patirti, mes vėlgi suaktyvinam savo sąmonės laukus ir dar labiau išplečiam tą savo sąmoningumą ir savo tuo pačiu išplėsdami ir leisdami ateiti į materiją, įsimaterinti tiem naujiem dalykam ir mūsų pati aplinka tuomet keičiasi. Keičiamės ne tik mes patys, kartu su mumis keičiasi ir ta mūsų aplinka ir vis labiau mes atsiveriam tam naujumui. Tai va, tiek kol kas, duodu pratęsti Giedrei. Gerai, Edita. Aš galiu pasakyti, kodėl būtent Sicilija ir kas tai per sala, kodėl tenai nusprendėm vežtis grupę. Tai pirmiausia, tai atėjo per mane. Aš buvau pirmą kartą Sicilijoje prieš pusantrų metų, irgi su moterų grupe, važiavom į retrytą, darėm retrytą su kitom bendramintėm ir ta šalis mane sužavėjo ir ypatingai miestas Sirakūzai, kur aš pajaučiau nuvažiavus, kad kažkuri mano dalis tarytum sugrįžo namo.
ir buvo labai sunku išvažiuoti. Nesupratau tada visiškai, kodėl, kas čia vyksta, kas čia mane taip traukia. O gavosi taip, kad šių metų pradžioje nuvažiavau pati viena ir gyvenau Sirakūzėse savaitę. Ten yra tokia ypatinga vieta, senamiestis saloje, o jisai vadinasi Ortidžio ir labai istorinis toks miestelis, jisai saugomas UNESCO kaip pasaulinis paveldas. Ir ten gyvendama tą savaitę aš ėjau, vaikščiojau po tą salą, buvau, bendravau su žmonėmis ir daug visko patyriau per save ir pajutau labai didelį pokytį. Ir tai vyko, va tas buvo pas mane didelis toksai asmeninis tas kvantinis šuolis ir aš gavau tuos atsakymus, kodėl tenai, kodėl ta vieta. Ir ką galiu dabar trumpai pasakyti, kad jaučiam, kad toj vietoj yra tarytum pirmapradė energija, jinai ten skleidžiasi ir labai gerai įtakoja. Ir padeda mums žmonėms irgi save išlaisvinti, save patirti naujai, tą save tikrą, gryną, įgalinti save ir visą kitą, ką Edita jau tu kalbėjai. Ir būtent dabar mes su Edita važiuojam vėl į Sirakūzus, į tą pačią, tas pačias vietas, stipriausias, kurias mes aplankėm. Mes, ką pamiršau pasakyti, kad būtent dar šių metų vasarą, birželio mėnesį mes buvom 4 nuvažiavus į Siciliją ir mes keliavom po visą salą beveik. Daug apvažiavom, daug visko apžiūrėjom, išjautėm, tą išgryninom per save ir dabar vis dėlto išsirinkom Sirakūzus. Ir ten tikrai yra labai daug tų vietų pagrindinių, kur galima jas aplankyti ir ne tik pasižiūrėti, kaip tenai tiesia visi paminklai, istoriniai visi dalykai, gamtos tas grožis, bet kartu pajausti tas energijas, tą visą erdvę. Ir galiu šiek tiek paminėti, kas tai būtų. Tai yra Dionizo ausis, tai būtent tokia paslaptinga ola, kuri yra nacionaliniam parke, tokiam istoriniam. Tada pati Ortidžio sala su katedra, kuri mums tapo jau tikrai ypatinga ir tenai jaučiasi, kaip buvom paskutinį kartą, viena iš mūsų pasakė, Vaida paminėjo, sako, jaučiasi energija kaip Egipto piramidėse. Tai va tokia užuomina. Šalia visai netoli yra karališkas miestas Noto, Saulės miestas. Tai ir jis mums paliko labai stiprų įspūdį ir tikrai norim, kad jį parodyti ir ten pasibūti, išsijausti, kaip ten viskas yra. Ir Edita, galim papasakoti šiek tiek apie tai, apie mūsų vilą, taip, kaip mes įsivaizduojam ten būsim. Gal tu galėtum papasakoti? Mes su Giedre jau rezervavom vilą, tikrai arti yra jūra, truputėlį galbūt centras toliau, tas truputėlį, turbūt ten 3-4 kilometrai, bet ten viešasis transportas važiuoja, tikrai susisiekimas puikus, labai nuostabus vilos šeimininkas. Ir šitoj viloj mes tiesiog ieškojom tokios vietos, kur mes galėtumėm tiesiog būti, neprisirišant prie kažkokių labai tų architektūrinių apžiūrėjimų, visų tų kultūrinių dalykų, nes kaip ir vardinam šitą kelionę transformacinę, kad mes galėtumėm patirti save tikrai. Ta prasme, būti savimi,
sukurti tokią erdvę, saugią, saugumą, kur galėtumėm dalintis viskuom. Ne tai, kad tilpti kažkokias taisyklės, kad aš tą galiu sakyti, tas mandagus sakyti, tas nemandagus sakyti, bet tiesiog būti savimi, leisti kilti viskam, kas kyla, kad atsilaisvintumėm nuo tų visų užspaustų kažkokių senų energijų, kad galėtumėm va šitoje erdvėje, turiu minti tą vilą, susirinkti visos, būti kartu, kalbėtis, grynintis, aptarti dalykus, leisti kilti visokiom, kad ir emocijom ar kažkokiem jausmam, kas buvo užspausta, kas buvo nedrįsta pasakyti. Va tam tikrume, tikroji toj bendrystėje, ryšyje, palaikant vienos kitas, mes pradžioje su Giedre galvojam, kad kviečiam tik moteris, bet nusprendėm laisvai atsiverti, kad jeigu jaučiat kažkas ar vykti, ar su kažkokiais artimaisiais, ar vyrais, ar sūnumis, ar kaip jaučiat, tiesiog visiška laisvė, kaip ir mes sakom, be taisyklių, be jokių ribų, tiesiog visiškai laisvai, nes mes visi esam lygiai vertės sąmonės šitoj plotmėje patiriančios save ir turim priimti vieni kitus kaip visiškai lygiaverčius bendrakūrėjus. Tai mes vedam į tai, į savęs įsigalinimą, į išsigryninimą tos vidinės savo tiesos, bet tai nereiškia, kad mes suprantam, kad tos tiesos, tų tiesų yra įvairių, žiūrint iš kokio sąmonės lygmens mes žvelgsim. Bet mes esam priėmime ir vientisume viso ko jungtyje, kad vienas žmogus vienu etapu gali mąstyti vienaip, ta tiesa bus vienokia, kito bus kitokia. Kaip mes žinom, ta visatinė grynoji tiesa, jinai yra visiems viena, kad mes esam vienis. Mes esam bendra sąmonė, bet dabar patiriam save labai skirtingai ir kiekvienas turi teisę patirti save taip, kaip jam jaučiasi geriausiai. Ta laisvė įsilaisvinti ir leisti savo būti be tų visų nustatytų normų, be kažkokių taisyklių, be to, kaip turi būti, ar tai būtų pagal, turiu minty ne tik tas visuomeninės normas ar mūsų tėvų įdiegtas, bet ir tas sąmoningumo normas, į kurias mes tam tikrų etapų perėję, pradėjai aktyviai to sąmoningumo keliu, irgi buvom savo nusistatę, kas galima, to negalima, tie geri, tie blogi. Mes išeidinėjom iš to dualumo, iš tikrųjų nebeskirstom gerą, blogą, tamsieji, šviesieji ar ten kažkaip taip. Tiesiog mes jungiam viską, kad būtų vientisume, priimant ir atsiveriant, leidžiant viskam iškilti iš mūsų tos grinosios esmės, pajausti tą tikrąjį gryną į save. Ir žinoma, tai nereiškia, kad ten galbūt kažkam gali pasirodyti, kad kalbu apie tam tikrą chaosą, kad jau mes čia darom taip, kaip norim. Tai mes leidžiam savo būti savimi, tie srautai kyla ir iškyla ir jie pasišalina ir nebėra noro, nei kažkokios būtinybės būti tam negatyvume. Jis savaime tiesiog ištirpsta, bet ne per tą tokį užspaudimą, kad neleidžiu savo kažko, nes tai galbūt nesąmoninga, negražu, ar nenoriu matyti tos savo kažkokios užspaustos negražios pusės, nes aš ją vertinau kažkaip neigiamai. Leidžiam viskam pasireikšti, apjungiam viską. Tai mes esam apie tai, apie tą tikrąją savęs išgryninimą, apie tą savo, ne tai, kad savo, projekto pavadinimas išgrynink tiesą savyje. Tai ne savo, už kurią aš ten ginu ir man tai pačią minutę atrodo, bet aš pati patyrus, manau ir tu, Giedre, kad ta tiesa labai keičiasi. Ir man šiandien atrodo vienaip, man gali už akimirkos atsivėrus mano sąmoniai plačiau, aš kitaip pamatysiu viską. Ir ta tiesa kitokia atsiveria, kad būtų priėmimas visame kame mes esam, be prievartos savo, su ta nauja pasireiškiančia savivertė, ką mes jaučiam naujosios savivertės sąmonė, be įeinančiai mus ir besintegruojančiai. Mes irgi esam tame pačiame gryninimėsi. Mes labai stebim save, mes žiūrim situacijas, žinom, kad pasaulis visa aplinka kuriasi iš mūsų vidaus. Ir kartais, kai mes nenorim kažko matyti savyje, tai labai gražiai mums atspindi aplinka. Tai toks požiūris yra ir kelionėse. Mes glaudžiai bendraujant, labai gražiai galim atspindėti vienos kitom tas visas energijas, tas nematytas dalis, ką vienai kitai iškeliam, kas erzina, kas nepatinka. Ir tuomet skatinam pasižiūrėti save. Bet kai esam visos drauge, tai yra labai
negaliu pasakyti labai lengva, nes tikrai nėra tie momentai tokie labai lengvi, bet daug lengviau. Pagreitintai, kad ir kažkaip galbūt iškils tuo momentu kažkokių nemalonių dalykų, bet labai pagreitintai atsilaisvinam. Dėl to ir sakom šuolis, kur mes galbūt eitumėm kažkurį laiko tarpą čia kasdienoj, kelioniai tai vyksta per tą savaitę, mums atrodė, kad mes ten mėnesį kokį ir pragyvenam, bet belenkiek realybė per tą vieną dieną patiriam tikrai labai daugiamatiškai, įvairialypiai ir tikrai su priėmimu, viena kitai palaikančiai, tiesiog galim patirti tą įsigryninimą. Tai va, mes apie tai, už tai mes ir ieškojom tokios vietos, kad mes glaudžiai galėtumėm visas kartu gyventi, kad galėtumėm, sakykime, būti laisvos, vykti, nevykti kažkur, ar ne, va tokia ta laisvė, kad būtų ta erdvė, kur galėtumėm likti, pabūti su savim, ar vienas su kitom, ar su ko norim. Tiesiog ta erdvė tokia, kad būtų laisva ir mes galėtumėm ten laisvai pabūti su savim ir vienas su kita. Tai va, turbūt būtų mano tiek iš tos pusės. Ačiū, Edita. Ačiū labai. Aš noriu gal papildyti dar vieną. Man toks žodis eina svarbus, kad kokia viena iš pagrindinių mūsų vertybių tai yra pagarba. Pagarba savo, pagarba viena kitai ir visom, ir tiek vietai, kur mes esam ir taip toliau. Tai mums labai yra svarbu ir mes tą irgi savyje dar tarytum įtvirtinom, atnaujinom ir per paskutinę kelionę. Ir būkit ramios, kad ir mes, ir jūs, kurios važiuosit, mes irgi su ta pagarba, su lygiavertiškumu priimsim ir padėsim gauti tai, ko jums trūksta šiuo metu, ko labiausiai trūksta, nes taip ir vyksta dažniausia, kad išsiskleidžia tai, kur mes jau pribrendom, ne, Edita? Ta vieta tiesiog pasimato, kaip žiedas koks išsiskleidžia ir mes jį gaunam dovanų, tai mes padėsim, dėl to net nesakom, kad tai apie santykius ar apie savivertę, va taip tiksliai, ne, va kažkokias skaudanti vieta. Tai bus būtent tai, ko jums reikia šiuo metu labiausiai, kam jūs jau esate pasiruošusi ar pasiruošęs. Tai taip. Kas dar noriu pasakyti, kad yra įrašas video, mūsų pasidalinimas apie paskutinę kelionę, įdėsiu nuorodą, įdėsim galit pasižiūrėti ar komentaruose, ar aprašyme, tai peržiūrėkit ten tikrai, mes visos 4 pasakojam, ką patyrėm, ką išgyvenom, kur buvom ir gal bus dar aiškiau, kai pasižiūrėsit. O jeigu turit dar kokių klausimų susijusių su kelionė ir dėl kainų, ir dėl skrydžių, mielai viską atsakysime, viską padėsim susižiūrėti ir rašykite, kreipkitės ir tikrai padėsim, pagelbėsim. Edita, gal tu dar kažką pridurti norėtum? Taip, aš galvoju, mes čia taip stipriai susitelkėm į tą gryninimąsi, kad neišgąsdintumėm. Mes iš tikrųjų labai įvairialypiai, labai įdomiai save matom toj kelioniai, tikrai ir su poilsiu, ir su pokalbiais, ir su juoku, ir su bendrystė, žaismingumu. Mes esam tos, kur padedam žmogui įsilaisvinti, nes mes pačios einam į tą laisvę, visiškai įsilaisvinimą, su tokiu humoru, be jokio tokio didelio sunkumo, reikšmingumo, tiesiog lengvai ir paprastai viską pasižiūrėti, nieko nebesureikšminant. Tai neįsigąskit, kad jau čia bus vien tik transformacijos ir mes ten būsim procesuose. Ne, iš tikro, viskas vyksta tiesiog savaime, viskas apsijungia. Svarbiausia būti kartu, kalbėtis, neužsiverti. Ir tikrai mes kažkokį tai planą kelionės turėsim, bet žiūrėsim nuo susirinkusių žmonių, kaip mes koreguosim, tėkmėj tikrai labai lengvai pasitardamos, kaip ir sakėm, lygiavertiškai visiškai, tiesiog ką kviečiam būti
leisti sau būti tuo tikruoju savimi ir visiškai atvirai, nuoširdžiai leisti sau atsilaisvinti, ar tiesiog kaip kam ko reikia, kaip Giedrė sakė, gal kitam tiesiog norisi bendrystės patirti, to džiugesio, to nuotykio, tą kitą vietą, tą tiesiog naujų dalykų nematytų kažkokių, ar ne, kartu bendrai. Tikrai labai, labai buvo tas nuostabus toks patyrimas, mes ten dalinamės, bet kai Giedrė paminėjo tą Dionizo ausį, kai ten buvo begalė žmonių ir mes prieėję ten prie tos statulos, mes giedojom om. Ir iš tikrųjų buvo ten, aš tik praverkiau akis ir masė žmonių į mus žiūrinčių. Tai buvo tas toks, kai darai tą drąsos žingsnį, kažką darai naujo, nebeužsivedi, nebegalvoji, kas ką apie tave pagalvos, o tiesiog būni savimi, būni tiesiog labai laisvai. Tada mes atveriam savyje tą didesnę laisvę. O su ta didesnė laisvė viskas yra susiję. Ir mūsų santykiai, ir mūsų gausa, ir finansiniai srautai, ir begali daug. Kai mes savyje kuo daugiau visko atlaisvinam, ta energija gali laisviau pratekėti ir tie visi srautai susiderinti, balansuotis ir kiekvienoje srityje galim sulaukti to pagerėjimo ir fiziniai plotmėje. Ne tai, kad nuvažiuosim savaitę, pabūsim. Būtent. Jo, kad mes parsivežam be galo daug, mes dabar dar integruojam. Po mūsų tos savaitės kelionės, birželio mėnesį mes dabar dar viską integruojam, dar atsiveria kitom spalvom, ateina suvokimai, ką ten pajautėm, ką ten vienu ar kitu metu, tuo momentu atrodė taip, dabar atsiveria vėl kitaip, daug plačiau. Tai iš tikrųjų labai labai platus patyrimas, į kurį mes nuoširdžiai kviečiam iš tikrųjų. Įrašykit. Mes galbūt, aš galiu to video dabar įvardinti tą sumą, mes su Giedrė daugmaž skaičiavom, dar tikrai tikrų skaičių neturim, kad mes skaičiavom iki 2000, apie 2000, bet čia jau ir su bilietais, ir su apgyvendinimu, ir su pragyvenimu, ko turėsim pačios pasirūpinti, bet mums buvo iš tikrųjų smagu eiti pačiom, susirasti vietas, kur pavalgyti, kažką naujo išbandyti. Tai mes daugmaž čia pagal savo kelionės sąmatas čia paskaičiavom bilietai, apgyvendinimas, prasimaitinimas, kelionės, tos ekskursijos kažkur, kur norėsim ir retryto kaina. Tai viskas į šitą visą iki 2000 daugmaž. Kad orientuotis, bet žiūrėsim, mes skelbsim, tikrai dar derinsim, žiūrėsim pagal prisijungusių žmonių skaičių. Mes dar noriu pasakyti, kad planuojam 12 žmonių. Taip, tai 2 mes, arba 3, taip. Gal dar Simona prisijungs, bet... Taip, laukiam Simonos dar įsijautimo. Ir taip, ir tuomet junkitės, nes tikrai vietų yra tiek, kiek yra. Mes norim tokios glaudžios, jaukios grupelės, kad galėtumėm tiesiog pašepuoti, pažiūrėti, pagelbėti, jeigu kažkas tai kiltų kažkokie transformaciniai procesai stipresni. Tai va, tai turbūt tiek. Pridėsiu, kad Edita, jeigu šį kartą negalėsi dėl kažkokių priežasčių ir labai labai nori, tai rašykit taip pat, nes mes planuojam su Edita tas keliones į Siciliją ar į kitas vietas, jeigu tokių išsijausim, atrasim, tai daryti reguliariai. Nežinau, dar nenusistatėm kiek kartų per metus, bet tikrai jų dar bus. Taip, o Giedrė, mes įvardinom dabar datą, kada mes čia planuojam. Taip, sakiau, pakartosiu, spalio 19-26 dienomis. Taip, savaitę laiko, 7 naktis, taip? Sicilija, o po to atskrendam į Katanijos oro uostą ir važiuojam tada traukiniu į Sirakūzus. Ir ten jau apsistojame viloj ir leidžiam tą savaitę laiko su visais savo užsiėmimais ir... Taip. Tai tiek, ane? Turbūt, taip. Mes atsisveikinam, iki greito. Taip, pagrindinę pasakėm informaciją, tai iki greito ir lauksim jūsų klausimų ar kažkokio patikslinimo. Taip. Iki. Iki, ačiū labai.